Andrių Ūsą, mažametės dukters seksualiniu išnaudojimu, kaltino taip pat mįslingomis aplinkybėmis miręs Drąsius Kedys. Prokurorai Ūsui buvo pateikę įtarimus dėl Kedžio dukters tvirkinimo. Šios bylos likimas neaiškus. Perspektyvos yra paprastos. Jeigu Andriaus Ūso artimieji norės, kad jis būtų reabilituotas, kad būtų išnagrinėta byla iki galo, jie tokią teisę turi, byla bus nagrinėjama. Generalinis prokuroras sako, kad jei artimieji nesikreips, byla bus nutraukta. Ūso advokatė tvirtina, kad artimieji sieks, jog byla būtų nagrinėjama teisme. Mes irgi norėjom, kad būtų byla išnagrinėta galų gale ir kad būtų padėtas taškas dar gyvam Ūsui esant. Abejoju, būtų kažkokie būtų dar papildomi parodymai jo duoti, kadangi jau, manau, ir jūs esat visi girdėję ir tuo labiau ir byloje užfiksuoti tai, ką jis deklaravo. Taip, kad nežinau, ar būtų kažkas tai atsiradę naujo bylos nagrinėjimo metu. Kedžio artimieji įžvelgia aukščiausiojo valią. Žinokit, nežinau, man pirma mintis tai, kad Dievas nubaudė, bet nežinau, čia tų versijų mato dabar kelia įvairių. Prokurorų sprendimu Kedžio dukrai atnaujinta apsauga, tačiau teigiama, kad tai su Ūso žūtimi nesusiję. Esą patenkintas ankstesnis artimųjų prašymas. Šie tvirtina, kad mergaitę saugoti būtina. Tai aišku, kad reikia, tai ar jūs nematote, kas čia vyksta? Tai Drąsius, tai suprantu, Ūso aš nemačiau, bet Drąsius tai tikrai yra nužudytas. Aš jokio abejonių nėra, galva vis sudaužyta. Andrius Ūsas jau 4. pedofilijos skandale minėta auka. Balandį rasti Drąsiaus Kedžio palaikai. Jis įtariamas Kauno teisėjo Jono Furmanavičiaus ir savo dukters tetos Violetos Naruševičienės nužudimu. Ūsą, Furmanavičių ir dar vieną nenustatytą asmenį Aidą Kedys kaltino jo mažametės dukters seksualiniu prievartavimu, o mergaitės motina ir teta savadavimu. Donatas Tundis, Vilma Garlinskienė, Vaidas Greičiūnas, Mantas Beiner, LNK žinios.